Per pastaruosius dešimtmečius daugelis įprato prie beskonio, bekvapio aliejaus. Paragavus natūralaus nerafinuoto aliejaus nustembama, kad jis turi malonų skonį ir kvapą. Tokį aliejų Jastramskų ūkyje gamina jau 3. karta. Ekologiška produkcija randa savo pirkėją ir turbūt kiekvienais metais vis daugiau turite tų vartotojų, tų žmonių, tų draugų, kurie jau nebeapsieina be jūsų produkcijos. Tai labai džiugina tas dalykas, kad tas mūsų valgytojų ratas plečiasi, auga, kad turim sugrįžtančių, turime šeimomis valgančių, įsigyjančių mūsų produktus. Kadangi ekologiškai ūkininkaujam jau daug metų, visa mūsų šeima yra ekologinių ūkininkų šeima. Mes gaminam ekologišką produkciją iš to, ką užsiauginam, turim ekologišką aliejų. Prie ekologiško aliejaus, prie natūralaus šalto spaudimo aliejaus reikia įprasti. Tai kuo pasižymi, kokiais skoniais pasižymi jūsų turimi aliejai? Tai žinoma, kiekvienas aliejus turi savo vartotoją ir turi savo skonį. Mes turim pagrindinės 4 rūšis savo aliejų. Mūsų aliejai visi šalto spaudimo, kadangi šalto spaudimo produktas, jisai koks ateina iš lauko, koks iš sėklos, tai toks ir butelyje. Jis turi ir savo spalvą, savo kvapą, jisai turi savo skonį. Tai visa tai yra labai subtilu ir kiekvienam skirtingai. Tai turime turbūt patį populiariausių saulėgrąžų aliejų, kurį saulėgrąžas irgi auginame savo ūkyje. Tai jisai pats švelniausio tokio skonio, tinkamas kepimui. Taip pat turime ir rapsų aliejų. Visi mūsų aliejai, nežinau ar minėjau, yra šalto spaudimo, taip pat jisai šiek tiek yra jau sodresnės spalvos ir tokio tirštesnio skonio, tirštesnės tekstūros. Na ir žinoma, mūsų žalesis auksas, kanapių aliejus. Tai jisai taip pat turi savo tokį, kaip kai kas sako šieno, kai kas žolės, tokį skonį ir aišku žalią spalvą išskirtinę. Kiekvienas aliejus pasižymi tam tikromis ir maistinėmis savybėmis. Kokie skirtumai yra tarp šitų aliejų? Tai pagrindinė jų savybė yra riebiosios rūgštys. Ta riebių rūgščių sudėtis yra skirtinga visuose aliejuose ir ta kompozicija riebių rūgščių omega-3, omega-6 ir omega-9 lemia ir tų aliejų ir panaudojimą ir tas maistinės savybės, kurias renkamės pagal savo organizmą, kas mums vertinga. Tai tarkim, saulėgrąžų aliejuje, būtent šioje rūšyje, kurią mes auginame, o aliejininėje rūšyje dominuoja omega-9 riebioji rūgštis, dėl ko galima jį naudoti kepimui. Taip pat omega-9 gausus ir rapsų aliejus, tačiau jame dar yra labai geras balansas omega-3 ir omega-6 riebių rūgščių, dėl to jis labai vertinamas mitybos specialistų. Na, dar turime ir linų aliejų, šiuo metu aš jį laikau šaldėžėje, nes pas mus čia saulė šviečia ir jam per šilta. Tai jisai labai vertingas dėl omega-3 riebiosios rūgšties, kurios yra ten apie 60%, tai galima sakyti kaip žuvų taukai. Taip pat mitybos papildymui dar žmonės labai mėgsta vartoti ir kanapių aliejų. Taip pat ta riebių rūgščių sudėtis labai tinkama ir rekomenduojama mitybos specialistų naudoti būtent esantį kanapių aliejų. Pasak ekologiškų produktų augintojų ir gamintojų, sveikesnė mityba vis labiau susidomi jaunesni lietuviai. Palengva mūsų visuomenė suka iš hamburgerių kelio prie ūkininkų ūkiuose užaugintų ir pagamintų gaminių.